Sveiki visi. Šiandien noriu Jums pagaliau pateikti vertimą vieno įrašo, visai nesenų, mažiau nei savaitės senumo, kaip sakant, išleistam ten dienų bėgyje. Ir mano nuomonė jis yra labai svarbus ir jeigu jūs nepatingėsit, kaip sakant, paklausysite daugiau iki galo, jūs, manau, suvoksite visą rimtumą šito reikalo ir tikrai rasite patvirtinimo visame aplinkinėme pasaulyje. Jeigu jums, kaip sakant, jūsų galvai, tai pakvips, sakykime, religija ar kažkokia panašia pakraipa, patikėkit, tai yra visai ne taip ir tuo jūs netrukus įsitikinsite. Vertimas, aišku, mano mėgėjiškas, bet tikrai esmė yra ta ir tik tais kai kurie žodžių junginiai, sakykime, gali, nesiverčia iš rusų kalbos į lietuvių, taip kaip norėtųsi tą perteikti skambėjimą, tą prasme, bet kas įmanoma, tikrai verčiau taip, kad būtų suprantama. Taigi, pradedu. Labas bičiuliai, aš esu rašytoja, blogerė, ezoterinė tyrėja. Šiandien lapkričio 28-22 metų ir šiandien aš papasakosiu, ką aukščiausios jėgos sako apie tokį reiškinį kaip Santa Claus. Priminsiu, kad aš esu žmogus sensorikas, turintis gebėjimų ir galiu matyti angelų pasaulį ir aiškintis ten mane dominančius dalykus. Taip pat priminsiu, kad mūsų pasaulis susideda iš dviejų dalių – eterinės ir materinės. Tai jūs matote dabar ekrane. Mėlynas kabliukas – tai materiali dalis, joje gyvena žmonės, paukščiai, žvėris, gamta. Geltonas kabliukas – eterinė dalis, joje gyvena dūšios, dvasios, angelai, naminukai ir kitos eterinės būtybės. Taip pat priminsiu, kad visos mistinės mūsų pasaulio būtybės – tai realios būtybės, kurios gyvena angelų pasaulyje, šitame geltoname kablelyje. Žmonės sensorikai turi galimybę juos matyti ir perduoti informaciją čia į žmonių pasaulį, pasakų, mitų ir legendų pavidalu. Toks personažas kaip Santa Claus tai reali būtybė, tik gyvena jis angelų pasaulyje, šitame geltoname kablelyje, o ne žmonių pasaulyje. Ir žmonės sensorikai kažkada jį matė ir žinojo, kuo jis užsijama ir perdavė informaciją čia į žmonių pasaulį. Taigi, 22 metų spalio 31 dieną aš šitame geltoname kablelyje pamačiau Santa Clausą. Ir tą dieną aš pamačiau, kaip Santa Clausas išskleidžia savo maišą ir ten deda dovanas žmonėms ir angelams. Ir iš išorės tai atrodė kaip dovanas, o viduje tai buvo šviečiantis Helovino žibintai. Tai yra tušti išdrožti moliūgai. Taigi, būtent tokias dovanas dėjo į maišą žmonėms ir angelams, kad juos padovanoti gruodžio 25 dieną. Pasakysiu sąžiningai, mane šitoks dalykas labai nustebino, nes Santa Clausas man asocijuojasi su kalėdomis, būtent 12-25 dieną, gyvenimo kalėdom, o ne su Helovinu ir mirtimi, o ypač tos dovanos, kurias jis pakavo, kad padovanoti gruodį. Išvydus tokį vaizdą, aš kreipiausi į savo angelą ir jam sakau, sakyk, kas jis jūsų pasaulyje? Pas mus žmonių pasaulyje jis Santa Clausas ir jis dovanoja vaikams žaislus. O kaip jį vadina jūsų pasaulyje? Kaip jį pas jūs vadina ir kuom jis užsijama pas jūs, tai yra angelų pasaulyje? Į ką man atsakė, kad tai angelas vardu Mon ir jis įkalintojas. Pasakysiu sąžiningai, mane tai kažkiek šokiravo. Ir nors aš nesu vakarietiško senio šalčio gerbėja, bet pasakysiu sąžiningai, net ir man buvo sunku įsivaizduoti senį šaltį įkalintojų. Bet, kaip sakoma, negali tuo patikėti, kol nerandi įrodymų. O aš priminsiu, kad angelo žodžiai turi būti patvirtinti žmonių pasaulyje. Jei angelas sako, kad pas jį štai taip, tai ir žmonių pasaulyje turi būti įrodymai. Taigi, pristatau jums įrodymus, kad Santa Clausas iš tikrųjų įkalintojas. Žodis Santa reiškia šventas, o žodis Claus reiškia uždarumą, slėptumą.
Ir būtent šis žodis stovi tokiame junginyje kaip klaustrofobija. Fobija tai baimė, o klaustrofobija tai uždarų erdvių baimė. Baimė įkalinimo, baimė kalėjimo, baimė klauso. Klaustrofobija. Šis vardas taip ir išsiverčia. Šventas kalinys, šventas įkalintojas, uždarytojas. Be to, Santa Klauso uždarumą patvirtina ir jo atėjimas į žmogaus namus. Jis tai daro per kaminą. Tai yra labai ankštą, tamsią, uždarą erdvę. Ir dovanas jis deda ne prie durų, ne prieš langus, o į kojines. Tai yra deda į uždarą, siaurą erdvę. Ir šitie faktai tik patvirtina mano angelo žodžius, kad Santa Klausas arba Mon turi ryšį su įkalinimu arba kalinimu. Man žodis Mon reiškia vienvaldiškumą, vienareikšmiškumą. Tai yra aš ir daugiau niekas. Ir mes žinom, kad toks personažas kaip Santa Klausas ir vakarų personažas, o konkrečiai Didžiosios Britanijos, būtent jinai šlovinasi savo monarchiją. Būtent iš ten Santa Klausas arba Mon pradėjo savo kelionę po pasaulį, kaip geras dėdulės stebukladarys, ir būtent Didžioji Britanija šlovinasi savo trauka kolonizavimams. Tai yra kažkieno įkalinimais, trauka vienvaldžiam valdymui, trauka mono valdymui. Kolonizavimas Indijos, kolonizavimas Šiaurės Amerikos, kolonizavimas Australijos. Visą tai darė Didžioji Britanija, kuri mums sąžiningai pasakė, kad glaustai bendradarbiauja su tokiu angelu kaip Mon. Angelu įkalinimo. Ir nustato savo vienvaldiškus ir vienvaldiškumą ir vienvaldystę. Ir pasirodo, jis ne tik įkalinimo angelas, jis ir pergalės angelas. Būtent dėl to Didžiajai Britanijai ir pavykdavo visus pergalėti ir įkalinti savo kolonijose. Ta moniškumą matome ir peršamai angliškai kultūrai ir įpiršimui Santa Klauso įvaizdžių visam pasauliui. Jau bemaž visas pasaulis mato amerikietiškos mados ir muzikos stilių. Ir patys nauji metai jau Santa Klauso stiliui, o ne vietos folkloro. Kinija, Korėja, Brazilija, Japonija, Rusija, visose šiuose šalise savo naujametę kultūrą ir savos tradicijos, bet juos visus nugali ir išstumia amerikietiškas naujų metų stilius. Ir visa tai požymiai pergalės angelo Mon, vienvaldžio įkalintojo, kuriam reikia, kad visur būtų tik jis ir jo mono stilius – muzika, apranga, kalba. Ir Didžioji Britanija su tuo kažkaip labai glaudžiai bendradarbiauja. Ir būtent jis Didžiajai Britanijai padeda pergalėti įvairiose sferose. Ir angelų pasaulyje jis yra Mon. O šiame pasaulyje jis Santa Klausas, tai yra šventas įkalintojas. Būtent jis Didžiosios Britanijos dėka priverčia visus jį mylėti ir jam paklusti. Ne slovėnų senį šaltį, ne kinų drakoną, ne norvegų nykštuką, o visi turi mylėti jį, angelą nugalėtoją, angelą įkalintoją. Klauso virvės. Čia aš šiek tiek paskubėjau skaityti, dėl to biškį pasižiūrėkit paveiksliukų. Be to, šitą pačią monistiką matoma ir įsipareigojimuose tarp Didžiosios Britanijos ir kitų šalių. Angelų pasaulyje tai atrodo labai įspūdingai. Mano angelas parodė man, kaip atrodo įpareigojimai kitų šalių. Angelų pasaulyje tai virvės, o virvės anam sviete ir reiškia įsipareigojimus. Jei mes sapne matom virvės, tai žmonių pasaulyje tai įpareigojimai. Ir angelų pasaulyje įsipareigojimai su Didžiaja Britanija atrodo gana šiurpiai. Dabar ekrane matot, kaip nuo Didžiosios Britanijos eina dvi virvės panašios į lynus ir tęsiasi į dvi puses.
Viena eina į vakarus iki Šiaurės Amerikos ir išsišakoja į smulkesnes virves. Tai yra faktiškai Amerika yra smarkiai įsipareigojusi ar įpareigota Didžiajai Britanijai ir visa šalis tuos įsipareigojimus vykdo. Nežiūrinti tai, kad Amerika yra nepriklausoma valstybė, faktiškai yra didelis ir tvirtas įpareigojimas Didžiosios Britanijos ir faktiškai Amerika visą laiką kažką skolingi Didžiajai Britanijai. Ir žvelgiant į šį paveikslą matom, kad jokios nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos faktiškai nėra. Ši nepriklausomybė tikriausiai yra ant popieriaus ir greičiausiai skamba šitaip. Mes Didžioji Britanija visiems pasakysim, kad jūs, Amerika, išties gavote nepriklausomybę nuo mūsų ir jūs net galėsit švęsti nepriklausomybę savo Liepos 4 dieną nuo mūsų ir mes nekelsim už tai jums neramumo, bet už tai jūs būsite lyg rabo lentos kažką skolingi, mums kažką. Ir tas kažkas eina ir šakojasi tinklu po visas Amerikos valstijas. Kita virvė tęsiasi link Indijos ir ten šakojasi į dvi stambes atšakas. Viena atšaka eina į Indiją, o kita užsukdama į Kiniją. Žiūrint į Indiją, viskas aišku, tebūnie jūs Indija oficialiai nebebūsite mūsų kolonija, bet už tai visą gyvenimą kažką labai skolingi. Jūs kažką amžinai mokėsite ir pagal virves matome, kad Indija turi kažkokius du labai rimtus įsipareigojimus. Didžioji Britanija mainais į tai, kad jie nebebus laikomi Britų kolonija, bet faktiškai matome, kad jokios nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos nėra. Toliau įdomi istorija su virve einančia į Kiniją. Virvės išsišakoja ir per Kazachstaną, Mongoliją eina pas mus į Rusiją. Ir pas mus atrodo, kad turime kažkokių įsipareigojimų Kinijai. Bet kai žiūri į tai iš angelų pasaulio, tai matosi aiškiai, kad tie įsipareigojimai ateina iš Didžiosios Britanijos per Kiniją. Ir mums čia Rusijoje atrodo, kad vakarams mes nieko neskolingi. Ir jokių reikalų mes su jais neturim, bet faktiškai mes vakarams, o tiksliau Britams, esame kažką skolingi. Tiesiog tie įsipareigojimai tęsiasi aplinkiniais keliais. Mes vykdome per Kiniją ir mums atrodo, kad mes bendradarbiaujame su Kinija ir prieš ją esame kažką įsipareigoję. Ir šitose dideliuose lynuose būtent matomas Mon, kuris vienvaldiškais įpareigojimais įkalino ir pririšo prie Didžiosios Britanijos įvairias didelės šalis. Visa tai darbas minkštučio ir geručio Santa Klauso. Darbas švento įkalintojo, kuris padeda Britams visą tai realizuoti čia, žmonių pasaulyje. Toliau toj bus. Santa Klauso elniai. Kitas klausimas apie Klauso elnius. Juk jis jais vyksta visur. Tai yra, jis pasilieka savo tikslus grupės elnių pagalba. Pasiekia savo tikslus. Ir aš pas savo angelą klausiu, kas yra elnes angelų pasaulyje. Į ką jis atsakė? Elnes tai biesas. Kipšas, velnes. Čia padarysiu pauzelę. Bies rusų kalboje verčiasi ir biesas, ir be kažko, trūkumas. Todėl, kai sakysiu biesas, tai turėkit minty, kad tai yra trūkumas, kad yra be ir yra tas biesas. Tik tai aš manau, kad per ilgą laiką tiesiog tas žodžiai, kaip sakant, biški pakeitė žodžių prasmę ir gavosi, kaip sakant, tiesiog kipišas. O yra bies. Be. Toliau. Bičiuliai, neskubėkit alpti, aš toj viską paaiškinsiu. Žodis bies ar be reiškia nebuvimą.
nemokamas, mokumo nebuvimas. Sakykime, nemokamas mokumo nebuvimas, nepalenkiamas lankstumo nebuvimas, beviltiškas vilties nebuvimas, nežmogiškas tai yra žmogiškumo nebuvimas. Tai yra žodis bis ar be reiškia kažko nebuvimą. Ir būtent Klausas ir joja ant 8 ar 9 nebuvimų, trūkumų. Aš pradėjau aiškintis, kokie iš tų elementų padeda Klausui nugalėti ir pasiekti savo tikslą. Pasirodo, jis laimi dėka žmogaus mąstymo nebuvimo. 1. Logikos, 2. Proto, 3. Atskirstimo gerą blogą, 4. Protavimo, 5. Sveikos protavimas, 6. Išmintis, 7. Analitika, 8. Aiškumas. Kada pas žmogų nelieka šių sugebėjimų, Klausas labai lengvai gali jos nugalėti ir pasiekoje to labai lengvai pas save įkalinti. Kitais žodžiais, Klausas važiuoja ant žmogaus kvailumo. Kuo kvailesnis žmogus, tuo lengviau jį nugalėti, tuo paprasčiau jį užvaldyti ir nustatyti jam valdžią. O kad jis taptų būtent tokiu, iš jo reikia atimti valdžią, logiką, analitiką, išmintį ir taip toliau. Visų šių savybių turi nebūti pas žmogų. Vietoje tų savybių turi būti elniai, tai yra tiesiai nebuvimai tuštumas, tai yra biesai nebuvimai tuštumas. Tapo aišku, kodėl slovėniški žmonės kvailius vadina elniais. Lietuviškai briedžiais dar vadina, noriu tą priminti. Briedžiais, raguotais, avinais irgi raguotais vadina. Gerai, toliau. Mūsų protėviai žinojo, kaip atrodo žmogus su aiškiu nebuvimu galvoje. Jis atrodo kaip elnias. Ir būtent dėl tokių elnių ir jų pagalba Klausas ir Didžioji Britanija užgrobė pasaulį. Pirma įskiepija kvailystę, po to tos kvailius lengvai nugali, tuomet įskiepija savo kultūrą, įskiepija pačius save ir kolonizuoja. Slaptai suriša įpareigojimais, todėl Klausas tai slaptas santa, o ne aiškus ar viešas. Atsiprašau. Klauso dovanas. Kitas momentas surištas su Klausu, tai jo dovanas. Kadangi iš tikrųjų santa dovanoja žmonėms ir angelams, kodėl jo dovanas atrodo kaip Helovino moliūgai ir kodėl tas dovanas Klausas ėmė spalio 31 dieną. Helovino dieną. Ir čia, bičiuliai, pasirodo visa istorija. Kaip pasirodo, angelų pasaulyje yra tikras geras angelas, kuris žiemą dovanoja žmonėms ir angelams dovanas. Žmonių pasaulyje žinomas kaip senis šaltis, nes jis ateina žiemą, o angelų pasaulyje jis žinomas kaip žiemos saulės angelas vardu Hors. O kadangi jis žiemos saulės angelas, tai žmonėm ir angelam jis dovanoja dalelę savo šviesos. Ir tą šviesą jis dovanoja nedideliais žibintais. Štai tokios formos. Iš apačios uždara, viršui atvira. Rankoje galima laikyti kaip prožektorių. Priminsiu, kad šviesa anam sviete reiškia kažkokį žinojimą ar emocijas žmonių pasaulyje. Ir šviesa, kurią dovanoja žiemos saulės angelas Hors, tai visada šalta ir beemociška žinių šviesa. Tai yra Hors šviesa, tai visada kažkokios žinios, o ne emocijos. Ir metų bėgyje Hors tiesiog duoda žinias, bet ant naujų metų, kaip senis šaltis, jis duoda žinias, kaip auklėti vaiko asmenybę. Pabrėžiu, būtent vaiko asmenybę, o ne patį vaiką. Jis duoda žinias, kaip išauklėti vaiko dvasią tvirtą, pastovę ir valingą. O nežinojimas vaiko, kaip judėti, kalbėti, apsirengti arba žinojimas matematikos ar chemijos. Todėl naujiems metams dovanojamas žinios būtent apie asmenybę stipriai, pastoviai, dūšiai. Ir angelų pasaulyje žmogaus asmenybė ar duše atrodo kaip žirgas. Ir kuo stipresnis ir tvirtesnis žirgas angelų pasaulyje, tuo tvirtesnė žmogaus dūšė žmonių pasaulyje. Tuo stipresnė asmenybė ir tuo tvirtesnė asmenybė. Būtent todėl angelų kalboje žodis arklys skamba kaip Hors. Tai yra, žirgų žmonių pasaulyje pradėjo vadinti
angelo Hors vardu. Atsiprašau, čia klaidelę padariau. Kad Hors žmonių pasaulyje pradėta vadinti. Ir verčiant iš anglų kalbos ir yra. Žirgas reiškia Hors. Ir tai va, žirgus žmonių pasaulyje pradėjo vadinti angelo Hors vardu, kuris dovanoja žinias apie tai, kaip padaryti žmogaus dvasią tvirtą ir atsparę sulyginimui ir atsparę. Sulyginimui rusų kalboje žodyje žirgas, konь, yra šaknis kon, kuri reiškia taisyklę. Tai yra asmenybė, tai būtinų taisyklių rinkinys, kuris daro asmenybę tvirtą ir nepalaužiamą. Ir slovėnų grupės kalbose tą gyvūną vadino pravilo, tai yra taisyklė, žirgas. Žirgas, tai yra taisyklė, kon. O kuris daro iš žmogaus stiprią asmenybę ir stiprų charakterį. O anglų kalbų grupėje jį pavadino angelu vardu, kuris duoda žinojimą apie taisyklės, Hors. Taigi tai įvyko dėl to, kad žmogaus duše ir dvasia angelų pasaulyje atrodo kaip žirgas. O prie ko čia Santa Klausas ir jo dovanas? O prie to, kad jis angelas nugalėtojas ir jis angelas įkalintojas. Jam galima laikyti viršų virš visų ir primesti visiems savo sąlygas. Bet lig tol, kol žmogaus dvasia tvirta ir stipri, jo neįmanoma nugalėti. Jo neįkalinsi ir nesuvaržysi. Jam neįpirši savo kultūros ir stiliaus. Jo nepriversi vykdyti kažkokius įsipareigojimus todėl, kad žmonės būtų galima nugalėti ir įkalinti. Pirmiausia, tai yra tam, kad žmonės būtų galima nugalėti ir įkalinti, pirmiausia reikia įkalinti į tamsumą. Žiemos saulės angelą, įkalinti Horsą arba uždaryti į tamsėje jo žinių šviesą, kurias jis dalina žmonėms ir angelams, kad jis daugiau nedovanotų žmonėms šviestuvų, kuriuose yra žinios apie tai, kaip padaryti žmogų tvirtą, nepalaužiamą, pasitikinti ir nepasiduodančią asmenybę. Ir prieš kelis šimtmečius, o tiksliau spalio 31 pagal šiuolaikinį kalendorių Klausų, tai pavyko. Jis įkalino žiemos saulės angelo šviesą, Horso šviesą, į kalėjimą. Ir nuo tada pradėjo tą dieną švęsti, kaip tamsos pergalė prieš šviesą. Mirties pergalė prieš gyvenimą. Ir žodis Halloween tarėsi Hell-O-Win. Tai yra pragaras laimėjo. Bet mums visiems pasakė, kad tai visų šventųjų diena. Tokių pat šventų, kaip ir pats šventas įkalintojas, kuris ir įkalino mūsų pasaulio šviesą, kuris įkalino mūsų pasaulio žinias į kalėjimą. Nuo tol asmenybės mūsų pasaulyje pradėjo formuotis pakankamai supuvusios. Silpnos, nepastovios, persidavėliškos, minkštos, neprincipingos, pasiduodančios, įtaigios. Visa tai rezultatas to, kad žiemos saulės angelo Horso šviesa buvo įkalinta ir pas mus žmonės nebepakliūdavo. Ir šį įvykį kožnamet pažymė oficialiai kaip visų šventųjų dieną, bet tradicija dovanoti žmonėms dovanas jis neatšaukė. Klausas perėmė šitą funkciją savo, jis pradėjo išnešioti dovanas vietoj Horso. Vat tik jis dovanoja ne gražius Horso šviestuvus, o savo asmeninius klausinius žibintus moliūgus. O moliūgas tai jau ir yra kvailystė. Kada mes sapne ar regėjime matom moliūgą, tai realiame gyvenime mes susidursime su kažkokia kvailystė. Tai yra elnias, tai nebuvimas kažkokios tai savybės ir tas savybės trūkumas atveda prie to, kad žmogaus galva virsta moliūgu. Tai yra dėl elnio žmogus tampa kvailiu. Ir būtent tokias galvas Klausas dovanoja vaikams visame pasaulyje.
Be to, moliūguose, kuriuos dovanoja angelų pasaulyje, irgi yra šviesa. Ir būtent ją jis ima spalio 31 dieną, toje vietoje, kurioje jis įkalino Horso šviesą. Ta šviesą jis įdeda į moliūgus ir dovanoja gruodžio 31 dieną. Bet tai ne atvira žinių šviesa, kaip Horso žibinto, tai uždara įkalinta šviesa, kuri sklinda pro išdrožtus trikampius, tai yra per piramidinę struktūros simbolį išdrožtos ir vairiose moliūgo vietose. Mūsų pasaulyje tai pasireiškia tuo, kad žinia žmonės gauna ne atvirų keliu, o per piramidinę sistemą. O aš priminsiu, kad piramidinė sistema tai aukojimo sistema. Prie jos visada kažkas kenčia, o kadangi Klausas įkalintojas, tai kančios tiesiog jo stichija. Būtent dėl to jis visą tai daro. Todėl žinios į tuščią žmogaus galvą jis tebūnie duos, bet žmogus jas gaus per aukas, praradimus ir kančias. Todėl daugelis žmonių pastebi, kad kažkokią patirtį jie gauna ne dėl to, kad kažkas jiems pasakė, o po daugelio savo klaidų, praradimų ir kančių. Ir pasakoje to, tokie žmonės labai protingi ir daug ko pasiekia, bet tai pasiekia labai skausmingų ir aukojimo keliu. Ir tai požymis to, kad vaikui kažkada tai Klausas padovanoja savo uždarą šviestuvą moliūgę, iš kurio žinių šviesa sklinda griežtai per piramidinės skyles. Būtent dėl to pergalės prieš šviesą simbolių Helovino tai šviečiantis moliūgas. Simbolis kvailybės ir tuščios galvos, kur visos žinios gaunamos skausmingų klaidų ir bandymų keliu, o visai ne taip, kaip buvo su Horso šviestuvu. Ir tos šiurpios dovanas su įkalinta šviesa dalina visų mylimas dėdulė gerėtis Santa Klausas. Ir dėka būtent šitų dosnių dovanų Klausui ir Didžiajai Britanijai, kuri su juo glaudžiai bendradarbiauja, pavyko kolonizuoti ir įkalinti visą pasaulį. Kažkur įkalinti į ekonominės kolonijas pinigai ir resursai, o kai kur įkalinti į kultūrinės kolonijas. Apranga, muzika, tradicijos. Kolonijos skirtingos, bet jų esmė viena. Visos šalis nugalėtos ir įkalintos į kalėjimą vieno angelo ir vienos šalies. Ir Santa Klauso diena ne šiaip patraukia prie Jėzaus gimimo dienos, gruodžio 25, pagal šiuolaikinį kalendorių. Manau, niekam nepaslaptis, kad Jėzus žinomas kaip šventa dvasia, kuris buvo pasiųstas per žmogų, kad jis išgelbėtų ir sutvirtintų žmonių dvasią. O dvasia tai žirgas ir angelų pasaulyje Jėzaus dvasia atrodo kaip didelis ir galingas žirgas. Tai yra stipri, žymi asmenybė, kuri prilygino šventųjų luomui ir faktiškai gruodžio 25 dieną gimsta ne Jėzus, o žmogaus asmenybė. Atsiprašau. Ne Jėzus, o žmogaus asmenybė. Ir kiekvieno mažo žmogaus asmenybė. Ta diena angelų pasaulyje masiškai gimsta maži žirgiukai, kurie turi išaugti galingus ir ištvermingus žirgus. Tai yra išaugti į stiprios dvasios žmonės. Ir būtent tą dieną Klausui labai svarbu ateiti pas naujagimius žirgiukus, kad duoti jiems savo šiurpes dovanas. Kad pasakoje tai asmenybė būtų dvasiškai silpna, supuvus ir neprincipinga. O jei žmogus ir norėtų tapti tvirta asmenybė, tai jam tai būtų gaunama labai skausmingų kelių. Bandymų, klaidų, praradimų ir kančių. Štai kodėl Jėzaus gimimas žmogaus asmenybės suderino su Santa Klauso atėjimu, kad jis pačioje pradžioje sugadintų naują gimusią asmenybę, kad pas jį pasakoje būtų elniai, o ne žirgai, kad jam būtų pavaldus kvailiai, o ne dvasiškai stiprų žmonės, sugebantis už save pastovėti, sugebantis kautis, sugebantis atstovėti savo unikalumą, o ne lenktis Klauso monostiliui arba Didžiajai Britanijai. Draugai, dar vienas įdomus pastebėjimas apie Klauso elnius. Tyrimo apie Klausą ir jo elnius rėmuose išryškėjo dar vienas įdomus dalykas. Pasirodo, žydų tauta labai myli šitą simbolį, elnio simbolį, bieso simbolį, be.
nebūties trūkumo, kuris gimdo kvailybę. Jie užsispyrusiai naudoja elnio simbolį įvairiuose kontekstuose. Pavyzdžiui, šitas simbolis viena iš senovės įstatų Izraelio tautos arba, pavyzdžiui, Izraelio pašto emblema. Baltas logotipas tai sena emblema, o raudonai balta kaip Santa Klausas. Tai nauja emblema Izraelio pašto. Ryšiam su tuo iškyla klausimas, kodėl žydų tauta išsirinko šitą simbolį. Simbolį bieso nebuvimo, simbolį trūkumo, kuris atveda prie kvailystės ir iškyla klausimas, ar neturi žydų tauta kokį nors santykių su tuo pačiu elniu, tuo pačiu nebuvimu, kurios pakinkęs juda Klausas. Nežinau, ar žydų elnės susijęs su Santa Klausu, bet žinau kai ką kitą. Būtent šis elnias turi tiesioginių santykių su tuo, kodėl būtent žydų tauta savo laiku tapo aptarnaujančią tautą pas egiptiečius. Kodėl būtent žydų tautą padarė vergais, o ne meksikiečius ar kinus. O žydų tauta tapo patarnautojais būtent dėl elnio, kurį jie sąžiningai piešia, kaip savo simbolį. Tai yra, jie tapo patarnautojais. Būtent dėl nebuvimo savo tautoje. Bet kadangi šis įrašas apie Santa Klausą, o ne apie žydus, tai aš nesustosiu čia smulkintis. Aš tik atkreipiu dėmesį į tai, kad žydų elitą greičiau įvykdytų sutvėrėjo reikalavimą. Priminsiu, kad apie sutvėrėjo reikalavimą žydams smulkiai išaiškinta mano įraše Žydai nauja sutartis su Dievu. Trumpai jis skamba taip. Kuo greičiau žydų elitą persiaus į žmogaus naudą ir gerbuvį, o ne į pinigų ir žemių, tuo mažiau nemalonių faktų apie juos papasakos. Dabar, kas liečia patį Klausą. Kada aukščiausios jėgos išsiaiškino visą šitą situaciją, tai Klausą angelų pasaulyje sunaikino. Horso šviesą rado ir išlaisvino. Dabar Didžioji Britanija angelų pasaulyje liko be Klauso, liko be angelo nugalėtojo ir įkalintojo, kuris padėdavo visus nugalėti, užkariauti, nustatyti savo mono tvarką ir mono stilių. Šviesa angelų pasaulyje laimėjo ir dabar Didžioji Britanija ir Amerika gali neeikvoti milijonų dolerių tam, kad papirkti visur Helovyną ir Santa Klausą ir amerikietišką kultūrą. Be to, aukščiausias jėgos nuėmė, virvių pančius su beprotiškais įpareigojimais nuo Indijos, Kinijos ir Amerikos. Dabar šios šalis Didžiai Britanijai nieko neskolingos ir su laiku tai pasireikš ir žmonių pasaulyje. Mūsų pasaulyje su laiku įvyks įvykiai, dėl kurių Indija, Kinija ir Amerika išsilaisvins iš įpareigojimų prieš Didžiąją Britaniją. Štai tokią informaciją, draugai, pavyko išsiaiškinti apie Santa Klausą. Jei norėsite truputį arčiau susipažinti su Horsu, o taip pat kokią angelą žemėje vadina Snieguolę, tai galite sužinoti mano meninėje knygoje Vaikams Kondar. Tai viena mylimiausių mažylių knygų, nes joje vaikai sužino apie skirtingus angelus, kuriuos jie matė savo mažame gyvenime. Čia darau jau stopą ir toliau pasakysiu taip. Kas liečia jas knygas, dabar jas galima įsigyti internetu tik tai Rusijoje, kadangi visa kita yra draudžiama, bet yra nemokama trilogija Rangila, žinoma rusų kalba. Aš visai romanų nemėgėjas, bet kadangi autorė tikrai autoritetinga buvo, pasiėmiau, skaičiau. Tai yra 3 tomai. Ir perskaičiau. Patikėkit, kad ir kaip sakyčiau, aš tikrai nepasigailėjau. Pirma dalis tokia rimtesnė, supažindinanti tikrai informacijos visą jūrą.
Antra jau tokia linksmesnė, nu trečia, tai jokiausi ne vieną syktį. Ne tik, kad žinios, bet ir tikrai situacijų komiškų buvo ir manau, kad vis tiek kokį sykį aš visgi imsiu dar syk perskaityti. Žinoma, nežinau, gal tas ir po metų bus. Bet tikrai labai vertinga knyga, kurią jinai sako, kad tai yra vertingiausia jos knyga ir ji dovanojama, kaip sakant, nemokamai. Kas norite, žinot rusų kalbą, ar galų gale paimkit kam nors, parsisiųskit, atkopijuokit, paprašykit, kad kas nors perskaitytų, kad, sakykime, skaitytų ir verstų jums. Tai bus labai didelis, geras, naudingas darbas. Ypač, sakykime, senoliai, senukai, jie tikrai neturi ką skaityti vakarais. Duokite, jeigu paskaita. Tai bus jūsų šviesos dalinimas šiame pasaulyje. Tai va, tokį rimtą dalyką, manau, suvirškint reikės jums laiko. Ir, žinoma, visgi labai tikiuosi komentarų rimtų, netuščių. Bent, kaip sakant, geriau vienas, tikrai sakinys užkabinantis, negu ten tuštybių krūva. Bet tikrai malonu sulaukti kažkokių komentarų, malonu persimest žodžiu. Palieku jūsų teismui visą tą reikalą. Iki.